Lietuvos žydų Izraelyje asociacijos interneto puslapyje daugiau nei 1000 lietuvių pavardžių ir nuotraukų, tarp jų žymiausių Lietuvos partizanų. Šalia prierašai – žiaurus žudikas, sadistas. Prie kiekvienos pavardės nurodyti ir miestai, kur neva lietuviai vykdė žydų genocidą. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas lietuvius viešai žydšaudžiais išvadinusių tautiečių nesmerkia, tačiau ir neteisina. Generalinė prokuratūra pasirodžiusį sąrašą vertina atsargiai. Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis prokuroras sako, kad Izraelio žydai gali būti apkaltinti mirusiųjų šmeižimu ir menkinimu. Ikiteisminis tyrimas būtų pradėtas, jei kreiptųsi bent vieno iš sąraše paminėtų asmenų artimieji. Tame sąraše minimi kai kurie iškilus ir visuotinai pripažinti pasipriešinimo okupaciniams režimams judėjimo vadai, tai mano gerai žinomas visai Lietuvos visuomeniai Adolfas Ramanauskas Vanagas, kitas būtų tai Lukša, pat jeigu neklystu Lietuvos partizanas, Dzūkijos Lietuvos partizanas Baliukevičius, Dzūkas. Tai vien šitos pavardės jau bent dabar duoda pirminį tokį pagrindą manyti, kad reiškia, gali būti, kad šių asmenų, jau vien šių asmenų atminimas po mirties ir jų reputacija yra tais prierašais tame puslapyje pridėtais, kad jie žudikai ir žiaurų žudikai ir panašiai, kad menkinama jų ta reputacija. Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė partizano Vanago duktė. Ji asociaciją vadina tautų kiršintoja. Tai yra visiškai netiesa. Iš tikrųjų, tai Ramanauskas buvo idealistas ir, sakau, vartykim bylą, vartykim jo priešininkų pasisakymus. Kaip tik tai, net jie negali jo sumenkinti ar kažką pasakyti blogo. Galbūt išskiria būtent kaip tik tai toj laisvės kovoj buvusi labai sąžininga, tolerantiška, teisinga. Ir apdovanotas iš tikrųjų ir Vyčio kryžiaus ordinais, ir pirmo ir antro laipsnio. Taip, kad tokių žmonių neapdovanoja šiaip už nieką. Generalinė prokuratūra sako, kad moralinę atsakomybę už žydšaudžiais išvadintus nieko dėtų žmonės turėtų prisijimti Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje pirmininkas Jozefas Melamedas. Už mirusiųjų šmeižtą numatyta baudžiamoji atsakomybė. Reporterė Rita Gečiūnaitė, Vilnius.